Sveiki visi, sugrįžę į mano kanalą, aš ir vėl pagaliau filmuoju savo dieną. Ja taip seniai filmavau, kad jau net pasiilgau tą daryti. Tai va. Šiandien nusprendžiau filmuoti todėl, kad šiandien labai gražus oras, nuostabi diena ir šiandien važiuosime į Vilnių parsivežti baldų iš Ikėjos. Čia mano kambarys, jis per tą laiką nepasikeitė daug. Nebent tai, kad įsigijau šią nuostabią lempą. Man labai patinka, kai šviečia šitas miestas. Labai gražiai atrodo, ypač tamsiai. Kas mane seka Instagrame, turėtų žinoti, kad kai buvau ligoninėje įsigijau iPhone'ą, tad štai jis su nugarėlė. Kam įdomu, jinai yra iš savo čiki. Aš paliksiu nuorodą apačioje. Ir dabar aš kartu su jumis noriu pažiūrėti, kokia šio iPhone'o kamera. Tada aš trumpam išjungsiu kamerą ir pabandysiu filmuoti su iPhone. Na štai, aš jau filmuoju su iPhone, čia mano kamera apsikeitė vietom. Na tai manau, jeigu bus visai gera kamera, aš dar tai sužinosiu tik redaguojant, tai manau, kad su šiuo iPhone visai galėsiu filmuoti, kai mano kamera išsikraus, arba tiesiog kaip po ranka jos neturėsiu. Tai va, tai išbandžiau, pažiūrėsiu redaguojant, kaip vaizdas skiriasi filmuojant su iPhone ir su kamera. Ir beje, kas domisi šio telefono pirkimu, aš manau būsiu parodžius, kaip ši kamera filmuoja. Ir manau tai, kad šiek tiek turėtų padėti apsispręsti, ar pirkti ar ne. Tad tai buvo toks testas. Ir dabar grįžkime prie kameros. Beje, jeigu jūs norite, aš galiu tikrai padaryti video apie šio iPhone apžvalgą. Tad rašykite apačioje ir jeigu sulauksiu bent kokių 10. Taip, noriu. Tada tikrai kitą savaitę nufilmuosiu tokį video. Taip pat noriu paskelbti Q&A. Jis taip pat vyks kitą savaitę. Tad nuo dabar galite mano Instagrame po šio video nuotrauką rašyti man klausimus. Ir kitą savaitę per Q&A video aš būtinai į juos visus atsakysiu. Į Vilnių važiuosime po 3, važiuosiu kartu su mama ir Rita, kaip ir minėjau, iš Ikėjos parsivežti vieną didelį baldą. Tai yra TV staliukas, kurį išsirinkome internetu ir važiuosime atsiimti. Man kažkas parašė. Tad net nežinau, ką jums dar parodyti. Parodysiu savo šiuo metu mėgstamiausią dainą. Taigi. Atsisinčiau ją iš iTunes Store, kad galėčiau visur klausytis. Ir tai yra Jasmine Thompson daina Willow. Man labai graži. Na, žinau, kad tikrai nėra nauja, jinai gana senoka, bet aš tik dabar ją atradau ir man labai patinka. Manau, atsimenate, aš juos kvepalus, juos rodžiau per The Body Shop prekių, taip pat konkurso video ir aš juos įsimylėjau. Jie yra nuostabaus kvapo. Aš dabar pasipurkšiu, nes nesu pasipurkšęs. Aš juos pirkau per tikrai didelį išpardavimą, man jie kainavo tik tais, bijau sumeluoti dabar, ar 2 eurai kažkur, ar apie 3, tiksliai dabar jau nepamenu. Bet tikrai apsimoka, nes kvapas yra išties nuostabus ir čia yra net 100 ml. Na, manau, kaip man, tai tikrai užteks kokiems 5 metams. Čia mano triušis, jis visada būna ant mano sofos, aš dar jums niekada apie jį nepasakojau. Taigi jis yra iš Prismos ir mes vieną kartą tiesiog su Rita buvome Prismoje ir aš jį pamačiau ir taip užsinorėjau. Nešiausi jį visą laiką, bet po to prie kasų padėjome, nes galvom, kam to triušio čia reikia dar namie. Bet po to aš negalėjau apie jį
negalvoti, aš jo negalėjau pamiršti dėl to ir tą kitą savaitę nuvažiavo ir man jį nupirko ir aš jį myliu. Jis toks minkštas ir gražus, aš negaliu. Manau, tikrai gražiai atrodo padėtas ant lovos. Einu persirengti ir netrukus važiuos. Na, mes jau apsipirkom. Štai. Ir dabar mama atvarys mašiną, nes neina vežimėlį nusivežti.
ir noriu pasakyti, kad Ikėjoj šiek tiek nepavyko filmuoti, nes mes iš tikrųjų ten net ir neplanavome eiti, vaikštinėti ir žiūrinėti. Kol pasikrovėme stalą, aš bandžiau kažką pafilmuoti, tai kiek išėjo tiek. Tai vat, ir dabar noriu parodyti, ką pirkau. Pirkau šią pagalvėlę, ją užvilkime bei šį nuostabų dekutį savo lovai. Tad nieko nelaukiant ir pirksiu pagalvėlę, kad pažiūrėti, kaip atrodo, taip pat ir parodysiu jums. Na, aprengiau ir atrodo tikrai visai gražiai. Na, štai kaip atrodo, bet aš manau, kad dabar ir užtiesiu šį naują dekį, kad pažiūrėti, na, kaip atrodo visas šis komplektukas. Wow. Džiaugiuosi šio pirkiniu. Taram, naujas baldas jau pastatytas. O čia yra išmanasis stalčius. Rytoj pagalvosiu, kokius daiktus čia susidėti. Štai čia sugalvojau padėti mano vlogs medinį užrašą. Manau, jis čia tikrai tinka. Jau noriu užbaigti šį video. Tikiuosi, kad jis jums patiko ir tikiuosi, kad susitiksime kitam. Iki.